šlapia, šalta, lyja lietus. Ir toks oras dažnai turi įtakos mūsų savijautai, mūsų nuotaikai. Mes tampame nelaimingi, liūdni. Tačiau, jei viduje yra ramu, toks oras visiškai neturi įtakos mūsų blogai savijautai. Kaip ir surasti tą ramybę savyje? Tau gali padėti vidinio vaiko meditacija. Tad kviečiu į 21 dienos projektą sau, pagalbos sau projektą, o tau reikės tik atsidaryti mano svetainę regresinėterapija.com ir užsiregistruoti, kad gautum naujienlaiškį. Naujienlaiškyje tu rasi meditaciją ir galėsi susitikti su savo vidiniu vaiku. Meditacija lydi Sauliaus Petreikio muzika, kuri dar labiau leis tau pajusti savo vidinį vaiką. O kas yra tas vidinis vaikas? Vidinis vaikas yra mūsų emocijų atspindys, kurias mes išgyvename vaikystėje. Ten yra ir džiaugsmo, ir kūrybiškumo, ir žaismės. Tačiau ten yra ir skausmo, gali būti ir skausmo, ir baimės, ir atstūmimo. Tad tu gali meditacijos dėka pajusti savo visas geras emocijas ir jas dar labiau iškelti į paviršių. Taip pat, dirbant su skausmingesnėmis emocijomis, tu gali gydyti save.